Sveiki, draugai. Tai ką, atėjo toks laikas, kai prasidėjo lygos, susirgau ir aš. Galvoju, reikia kažkokį video padaryti. Tai galvoju, kokį čia įdomesnį video jums padarius. Tai sugalvojau, gal reikėtų padaryti tokį video apžvalgą, kaip sakoma, šiais metais, kas einamo, neeinamo. Aišku, kaip ir žinot, mano patirtis dar nėra labai tokia didelė. Tų žvejybų tikrai labai daug turėjau, bet esmė tokia, kad konsultavausi su labai stipriais žmonėms, sportininkais. Tai pasidalinsiu realiai su jumis visą informaciją, ką gavau iš kitų žmonių, ką susirinkau iš savęs. Buvo kalbintas ir Laurynas Kuzborskis, ir Paulius Šakarauskas, ir Vladimiras Tatorovas. Ir Ovidijų šiek tiek Putiną pasikalbinau, tačiau, kaip visi turbūt žinom, jam gimė sūnelis, tai linkėjimai, sveikinimai. Tai va tokią temą pasirinkau daug info, galvoju tikrai pasidalinsiu su jumis ir kažkaip norėčiau, kad tai ilgai labai laida neužgaištų. Tai gal net ar per 2 laidas sudėsim, ar per 1, nes tikrai pririnkau daug naudingos medžiagos. Tai tiek, taipogi turiu ir paruoštuką pasidaręs, tai labai atsiprašau, jei visi kompiuterį užmesiu akį, nes tikrai dariausi namų darbus, tai nepamenu kada taip, 8-4 lapai, ką apkalbėt, kad nepamest minties, žodžiu, nuo A iki Z. Tikiuosi, kad bus nuo A iki Z. Nu, jeigu dar kažkokių klausimų iškils, tai tikrai galite rašyti komentarus, klaust manęs ir pasistengsiu jums kažkaip padėti. Reikėtų pradėti nuo kažko kalbėti. O nuo kažko kalbėti, tai labai dar prisiminiau, noriu jums padėkoti 1000 subų. Ačiū subscriberių. Tai kaip smagu, kad jūs mane stebit baisiai. Tikrai ačiū jums, labai dėkoju. Nu, džiugu, realiai, tikrai taip džiugu. Kai buvo 1000, atsimenu tą dieną, tai wow, dabar jau gal 1040 yra. Tratata, tralele, pimpirimpi, opapa, niuki, tririri, tralivali, pipipi, kuzi-tuzi, karapuzi, tinki-vinki, marmaluzi, o lele, tralele, seniems metams jau ate. Bet šakės, taip apsidžiaugiau, žinokit, wow. Na ką, o dabar judam apie įrangą kalbėti. Koteliai. Tai realiai dabar gal pakalbam, ką pats naudoju ir panašiai. Tai šiuo metu naudoju Black Swan favorito iki 1 gramo. Labai patinka tas kotelis. Man tie kaip aštresni nelabai patinka. Tai kažkaip nežinau. Nu, geresnio varianto kol kas savo galvojau, kad neatrasiu. Tačiau išėjo 24 metais Azura Vesta iki 1 gramo. Ir kas svarbiausia, šis spinningas realiai su prastesnė visa furnitūra, visas blankas prastesnis, nu, bet jis man labai prie rankos limpa. Tai aš manau, čia yra svarbiausia, kad labai prie rankos liptų. Jis aišku irgi nėra biudžetinis visiškai, jis kainuos turbūt Lietuvoje kokį netoli 200 eurų, nes kalbėjau su Anglera, kad jok atsiveš. Bet, nu, labai kol kas patinka Vesta, tikrai paskutines visas žvejybas vien tik su ją žvejojau ir tikrai jau nemažai žvejybų turėjau, kokių 15, tai tikrai tai, nu, džiugu. Tai va, realiai norėjau pristatyti, ką pats naudoju, dar taipogi turėjau, nesenai pardaviau X-Game iki 1 gramo Azūrą. Žiauriai geras kotelis, nu, bet jis man per griežtas, aš nežinau, jis man nelipo gal prie rankos, ar kaip čia pasakius, nu, nežinau, nu tikrai, ta prasme, žvejoji ir tas toks, jis skamba labai stipriai ir panašiai, tai, bet man per griežtas jis, per kietą galūnę, kaip sako, neįsivaizduoju, nes net, vat, ir kam pardaviau tokiam Richardui, tai sakė, esmė tokia, kad sako, aš nežinau, kaip mažus svoris reikės išanimuoti, nes kadangi jis visas virpa, taip, nu, gan standžiai toks visas. O va kokie esmė, šiaip dar pakalbant apie kotus, tai pavyzdžiui, kad ir Black Swanas rašo iki 1 gramo gali laikyti, tai ties 0,5 baigėsi viskas, 0,8 jau nebedirba kaip turėtų dirbti, galūnė pastoviai sulinkus, žodžiu, per jėgą atrodo, kad jį ten trauki ir, nu, žodžiu, finalas nieko gero, lygiai taip pat ir Vesta rašo iki 1 gramo, su 0,8 jau nebedraugauja irgi. Tai vat irgi, čia kaip visi yra nusibrėžę, kad turi būti iki 1,5 gramo. Tai aš manau, kad gal dar ir nuo koto labai faktas tikrai priklauso, bet vat irgi nereikia labai apsibrėžti, nes neaišku kaip kas. Vat būtent šitas iki
gramo ir dirba su 0,5. O vat irgi yra, kaip pavyzdys, Laurynas Kuzbolskis turi keletą, tarkim, ir Mukai firmos kotelių ir tikrai skirtinių, ir tarkim, pačiam teko testuotis, tai ten rašo iki 2,5 gramo, bet ten 0,1, 0,2 jauti, kaip nežinau ką. Tai irgi, sakau, ta gramatūra, tai aš manau, kad čia labai priklauso nuo koto. Tai va tokia esmė būtent apie tuos kotus, ką aš turiu. O pradėjau nuo Maximus koto X-Pointer, praeitais metais, turėjau gan nedaug žvejybų, gal kokių 10, aš manau, ir turėjau blogą iš tiesų rytę, turėjau gan sunkę rytę, tai paprasčiausiai tikrai ne man, realiai galvojau bus ta žvejyba. Ir šiemet tokia esmė, kad netyčiom pasau tvenkinukę pagavau kilograminį ešerį. Ir viskas, jau tada, kai pagavau, tai galvojau kažką reikia galvoti, kažką daryti ir nusipirksiu kažką rimčiau. Tai pasitariau su daug žmonių, sako, pirk Black Swan, nusipirkau Black Swan ir tada iš karto galvoju, jei pirkti rytę, tai gera, tai iš karto pasiėmiau Vanquišo rytę 1000 ir ką, ir viskas tai prasidėjo realiai. Nuo ko pradėjau, kaip sakoma, žvejybą. O dabar truputuką užmesiu akį, ką esu pasirašęs. Pasirašęs esu, ką naudoju, ir dabar pakalbėti būtent irgi su daug kolegų diskutavom, kokį kotą reikėtų pirkti, biudžetinį panašiai. Ir pavyzdys, realiai lygiai ta pati istorija, kuri iš manęs girdėjo, Maximus. Mažai pagavau, jis gan netikslus toks kotas, tas pats, taip pat Mifinė turėjau, irgi jis toks ir stambus tas blankas ir viskas, nėra jautrumo. Ten rašo iki 0,8, bet aš manau 2 gramus gali drąsiai mėtyt. Nėra to malonumo pagauti. Jo, pagauni ten tokius ešeriukus, pagaudavau tikrai, tai kaip ir su lazdyno lazda ten gali pagauti tos ešeriukus, bet tokios emocijos to neperteikė. Tai esmė tokia, kad tada, kai pasikeičiau iš karto kitą kotuką, tarp kitko Bluebirdą dar buvau nusipirkęs savaitį po Maximus šiemet, bet Bluebirdą greitai perpardaviau po savaitės ir iš karto galvojau, tai im dugną, tai pasiėmiau Svaną, kas iš parduotuvės buvo tuo metu brangiausias ir man nežinomam žmogui, ten su keliais žmonėm pasikonsultavau, sako, viskas bus super, tai ir pradėjau realiai nuo Svano. Tai tokia mintis. O toliau būtent, ką irgi norėjau užmest, kad žmonės kiti sako, tie mifinai geri kotai, blogi kotai. Mano manimu, kad nėra jie geri kotai iš tiesų. Ir esmė tokia, kuo labiausiai gaila, kad žmogus tikrai įdomus žvejybos būdas, bet jis nusiperka prastą kotą, prastą rytę. Tarkim, gali būti, nesakau, kad ta prasme pigiai ar kažkaip, bet gali būti, kad rytę nusiperka tos pačios kainos kategorijoje, bet nusiperka ten netinkamą avižadrebį, tarkim, svoris per didelis, ten, tarkim, ar 3000 kokią rytę didelę, tai, kaip sakoma, bėda. Tai, ir po to negauna tos emocijos ir po to pardavinėja. Ir kai pasižiūri, tarkim, pavyzdžiui, turiu aš asmeniškai avižadrebis grupę Facebook'e, tai pasižiūri, kokius komplektus parduoda, ir kažkada net pakomentavau. Tai viskas aišku, kodėl jūs parduodat. Kuo daugiau tikėtis, kaip sakoma, kuo daugiau tikėtis. Tai tikrai sunku žmogui pagauti su prasta įranga, nes ir metimas atsiranda tikrai ženkliai mažesnis, nes valus nusiperka iš AliExpress ir panašiai. Tai žodžiu, toks apibendrinimas, tai dabar pradedam, aš manau, kalbėti apskritai apie visą įrangą, nes ir taip jau nemažai laiko, kiek matau, praėjo pagal kamerą. Tai žmogui, kuris norėtų pradėti avižadrebiauti. Tai pirma, ką siūlyčiau ir mano kolegos, ką siūlytų, tai išlieka tas pats Favorite Bluebirdas Nano iki 1,5 gramo, pats turėjau tikrai geras kotas, jis gal šiek tiek šlangavotas, bet superinis, tikrai kruotas pradžiai, nes, kaip pavyzdys, kaip ir minėjau, tu sumokėsi 55 Lietuvoje už Mifiną, o tas kainuoja 85, net 30 eurų, geriau jau pataupyti šiek tiek, bet tu Bluebirdą bet kada parduosi. Mifino tu, pasižiūrėkit skelbimai, po 40-35 eurus, niekam jų nereikia. Niekam jų nereikia. Tai, tokia esmė. Tai kas, Bluebirdas, super, viskas gerai, tikrai geras kutukas, pradžiai super.
85 eurai. Antras kotukas eina jau, tada ta aukštesnė yra, aišku, Lucky Jono Anyra, bet nelabai kas gyrė iš tiesų. Irgi konsultavausi ir su Laurinu Kuzborskiu, jis labai daug kotų, tarp kitko turi ir japoniškų, kaip minėjau. Tai jis sakė, Bluebirdas geresnis, nors ir kaina yra didesnė Anyros. Tai antras kotukas, ką labai nemažai apžvelgiam, tai būtų Crazy Fish Nano Zero-se. Tikrai geras kotukas, pats mėginausi, žvejojau, viskas super. Jo kaina apie 150 eurų parduotuviai, galite aišku pasieškoti ir dėvėto. Ir kaip minėjau, jeigu Artūras iš Angliros atsiveš, tai bus ir Vesta. Vesta bus panašios kainos kategorijoje, aš manau, nuo 150 iki 200. Tai pavyzdžiui, darėm prieš tai video ir išsitestavo vyrai, tikrai kurie supranta, tai sakė Vesta geresnė negu Crazy Fish Nano Zero-se. Ir tada labai nėra pas mus, kas svarbiausia, tų tokių mažų šuolių, kad už 180, 200 kažką gali kitą nusipirkti. Tai jau tada yra kaina gerokai didesnė, yra 250, tai yra faktas, kad arba karbonas, arba hitas Crazy Fish, bet su daug žmonių apšnekėjau, būtent ir pats esu čiupinėjęs abudu, aišku, neilgai, ten po 10 minučių gal gavau pažvejoti ir panašiai. Hitas yra smagesnis. Hitas yra daug smagesnis ir tikrai geresnis ir tikrai daugiau išgirtas kotas, būtent už toje kainų kategorijoje. Suprantat, vienam gali vienas patikti, kitam kitas, bet kai 10 žmonių pasako, kad hitas geriau, nebėra ką ten turbūt daugiau diskutuoti, labai aš taip manyčiau. Tai 250 yra hitas. Ir tada kas ateina 280 kažkur suma, tai toj kainų kategorijai, aišku, hitas irgi jau priklauso toj kainų kategorijai, nes jis yra jau kaip ir top. Ir ką, ateina ta, jau kaip sakoma, finalinė kainų kategorija, pati brangiausia parduotuvinė, vadinama be matagių ir panašiai, apie kurios, manau, šiandieną net neverta kalbėti, tai būtų kas? Black Swan, Azura X-Game Nano iki 1 gramo arba iki 2, čia kaip jums labiau patinka. Ir hitą galima priskirti toj kategorijai. Man asmeniškai Svanas labiau patinka, nes man patinka šiek tiek minkštesnis darbas, tokia minkštesnė ir galūnė ir visa kita, netokia griežta, kaip sakoma, avižadrebiui. Ir šiaip, pavyzdžiui, skaitosi, kad tą baltą žuvį lengviau suviliot, kai galūnė yra šiek tiek minkštesnė. O būtent X-Game'as jis yra turbūt griežčiausias iš visų. Tai realiai būtent hitas būtų viduriukas toks. Realiai visi labai geri kotai. Ir dabar kažkaip išskirti, kuris yra geriausias, tai labai sunku, bet pavyzdžiui irgi daug žmonių, kurie testavosi, tai jiem būtent X-Game'as labiausiai patiko. X-Game'as tada eitų, kaip ir minėjo, kaip ir Svanas ir tada hitas. Hitas, kaip jie kalbėjo, šiek tiek pasenęs, jau rankų darbo rinktas Ukrainoje. Kas minusas iš šitų Black Swanų, tai yra toks minusas, kad tie prastokai surinkti, žiedai būna netikslus ir panašiai, turi savų niuansų, o X-Game'as ir pats kaip kotas yra gražus dizainas, visa kita, surinkimo kokybė labai gera, būtent šitus tokius pagrindinius punktus akcentuoja žmonės. Ir kas, ir dar galvoju papildomai, jau kaip užbaigiam tam pinigų temą, tai dar turiu 2 variantus, tai yra 6-dalis. Čia yra daugiau kelioninis, spinningas arba automobilyje, įsidėti 6 dalis, žodžiu, 1,80 m, surinktas 34 cm. Jis gan irgi toks standus paėmus, bet galūnė atidirba savo darbą. Bet realiai būtent toj kainos kategorijoje, jeigu travel, tai tikrai labai patogu visur vežtis, bet tarkim, kaip jo kaina yra 100 eurų, tai aš visiems gal siūlyčiau, jeigu kasdieniniai žvejybai, tai geriau ieškoti 2 dalio. Čia turbūt kaip ir visiems aišku. Čia būtent tas, kas keliauja, nori pasimėginti kažkur kitur pažvejoti ir panašiai. Tai ką, praėjo nemažai laiko, tiek jau apėjom apie kotus ir dabar dar buvo labai daug tokių klausimų irgi iš tiesų gaunu. Laurinai sako, kur dedi savo meškerės? Tai labai fainą dalyką parodė draugai, tai yra ginklo dėklas. Jis kainuoja 45 eurus Decathlone ir realiai į jį telpa
dvi man meškerės. Viena taip, kita taip telpa meškerė. Ir kas svarbiausia, kas yra patogiausia, kad telpa dvi meškerės ir jų nereikia išrišti, jos jau būna surištos. Tai labai patogu, atvažiuoji, atsidarai dėklą, įsitrauki, susidedi meškerę, eini žvejot. Nereikia kažkokių ryšimų, per žiedelių verimo, ypač kai mano stambus pirštai. Labai nepatogu iš tiesų. Tai šitas dėklas tai tikrai labai gelbėja ir nežinau. Geriausias turbūt pirkinys, būtent kas į mašiną, automobilį, tai kietas dėklas ir neįsulaužysi meškerės nieko realiai. Taipogi dar, jei apie tuos pačias dėklus viską priėjom, naudoju dėžutę visai įrangai, tai turi daug minusų, bet turi vieną pliusą. Tai minusas, kad reikia pastoviai su savim tampytis tą dėžutę, jinai iš savęs jau turi šiek tiek svorio, aišku, ją daug telpa, tai esmė kokia, kuo daugiau telpa, tuo daugiau prisidedi. Ir pastoviai tusytis, tikrai sunku. O pavyzdžiui, jeigu braidant kažkur, tai nėra kur jos dėti. Tai labai nepatogu. O pliusas vienintelis, bent aš ką dabar kol kas išvelgiu, tai kad gali įsidėti meškerę ir perstrišinėti. Nereikia meškerės guldyti ant žemės. Žinot, kai būna draugas, koks ateina, dar kažkas gali sulaužyti ir panašiai, tai išvengi, kaip sakoma, tokių kuriozų, kurių galėtų ir nebūti. Tai būtent apie meškerės dėklus, ką pašnekėjom, ir toliau, einam apie riteles kalbėti. Irgi dariau klausimyną tokį visų vyrai, kas iš pigių ryčių, tarkim, iš tų biudžetinių, kaip sakoma, vižadrebiui, kas tinka, nuo ko reikėtų startuoti. Ten aš nekalbu apie už 15 ar 20 eurų rytes iš parduotuvės, kur su liuftais, begaliniais ir panašiai, bet tvarkinga, teisinga rytė, su kuria galėtum startuoti. Tai faktas, kaip ir šito sezono pradžia, tai buvo Keskingo Kestrilis, aš čia turiu dar ir paruoštuką užsirašęs, truputuką peržvelgiau kainas, pasidėsiu, nes tikrai visų neatsimenu. Tai buvo Keskingo Kestrilis. Šiaip labai gera rytė, 131 gramas, jos kaina iš pradžių, aš kai pirkau ją pirmą, aš pats ir turėjęs, buvo 45 gal eurai AliExpress'e, dabar jos kaina žiūrėjau apie 70, tai pamatė, kad pardavimų daro daug, faktas ir kaina pakėlė. Rytė labai gera, nėra jokių liftų, nieko, jos vienas minusas, kas didžiausias, tai tas stabdis turbūt, kas visus ir nervuoja, bet aš jau mačiau, yra tam tikrų, atsiprašau, video, kad ten kaip sutvarkyti tą stabdį ir panašiai. Tai jokių bėdų, realiai jokių bėdų, stabdis tvarkomas, bet dar yra vienas niuansas, perdavimas didokas. Tai esmė kokia, kad jinai labai daug vienu sukimu surenka valo. Tai reikėtų gan iš lėto sukti ir kartais tas labai nepatogu iš tiesų. Bet aišku priprantama. Antra rytė, tikrai gera rytė, antra rytė, Keskingas Variant Eagle, tai 1143 gramai, irgi labai gera rytė, irgi ta pati bėda su stabdžiu, tai faktas, turbūt tas pats gamintojas, ką ten daugiau iš jo norėt. Jinai turi mažesnį perdavimą. Tai pavyzdžiui, irgi su daug žmonių apsitariau, apsikalbėjau, sakė, jinai geresnė jam. Pavyzdžiui, Variant Eagle jinai ir pigesnė, jos kaina apie 60 eurų dabar mačiau, o seniau buvo 35, kiek pamenu, bet jinai mažesnis perdavimas, nežinau, žmonėm labiau patinka, bet čia vėl, žinot, kiek žmonių, tiek nuomonių. Toliau, trečia rytė, irgi, gal, man atrodo, vasaros vidury išėjus tokia rytelė, aš kažkada ją dar buvau pasiskolinęs į varžybas, tik buvo labai prastas valas suviniotas ir man ten baisiai nesisekė tose varžybose. 5 metrų toliau negalėjau užmesti, o ten buvo iš tiesų 0,2, bet iš tiesų buvo kinas. Jeigu kinas, tai ten faktas, kad bus 0,3. Žodžiu, turbūt suprantat, apie ką aš turiu mintį. Tai, žodžiu, nelabai irgi. Šiaip nebloga, bet daug iš žmonių girdžiu, kad labai dažnai po būgneliu užsipina valas, labai dažna situacija. Šiaip tokių ir liuftų mini turi, nėra jinai bloga, bet irgi su žmonėm, kuriais kalbėjau, būtent tos prieš tai dvi, tai tarkim Variant Eagle ir Kestrilis yra geresnis, bent jiems. Čia irgi, kaip sakau, priklauso nuo žmogaus. Toliau, nesenai išėjusi Berkingo 1500 rytė. Aš ją pats mėginausi, galvojau gera ir negera,
Ir žinokit, tikrai gera rytė. Ir tų liuftų nėra, ir stabdis gerai dirba, ir valą gerai kloja. Nu, nežinau, ko daugiau norėti iš rytės. Aš ją galiu parodyti, aš turiu ir vieną, ir kitą dydį. Faktas, jūs jam pas mane matysite mano svetainėje avizafishing.lt, bet aš tikrai susidedu, tik stengiuosi susidėti gerus daiktus, kad, neparduot nieko blogo, kaip sakoma žmonėms, kad nenusipirktų ir po to, žinot, atsirastų kažkoks nepasitikėjimas. Tai tikrai labai atsirenku, kokias prekes dėtis ir panašiai. Ir jos darbas tikrai geras, sukasi tikrai super. Stabdis gražiai dirba, metalinis būgnelis. Čia liuftų minimalus, kaip ir Vanquiš'e. Čia irgi nėra. Nežinau, kuo daugiau norėti, jos ten kaina apie 70 eurų, bet čia, superinė rytė, tikrai superinė rytė. Ir pradžiai Bear Kingas, nežinau, ir tikrai manau geriausias. Ir ne tik aš lygiai grečiai pasiklausiu irgi kelių žmonių, to pačio Laurino Kuzborskio, tai jisai prieš tai irgi turėjęs kelis variantus, vienokius turėjęs, kitokius turėjęs variantus, tai sakė, kad būtent tas biudžetinis variantas, Bear Kingas 1500 kol kas, jis galvoja, kad yra geriausias. Lygiai greičiai jis duoda savo vaikui, gan jaunas vaikas, net vaikas jaučia, kad yra skirtumas, tai aš manau viską pasako. O šiaip tai yra 1500 ir 2000, jo, 2000 jinai yra, tai 1500, 139 gramai, realiai tarp Variant Eagle ir Kestrelio, nes Kestrelis, kaip ir žinom, lengviausias 131, o čia 139, tai lengvutė, ko daugiau reikia. Ir būtent ką apie rytės dar labai norėjau pakalbėti. Žmonės seniau, pavyzdžiui, kaip ir Ovidijus darė video, sakė, kad 180 gramų turėtų būti kaip ir riba. Bet jau žinokit, 180 yra gan sunku, nepriklausomai nuo kotelio. Kuo lengvesnis kotelis, to norisi, kad ir ryte mažiau svertų, nes tikrai ir tas balansas, ir tikrai to nuovargio yra ilgesnė kokią sesiją turi, tai žinokit, kerta, šiek tiek tikrai kerta, tai realiai bent dabar, aš pats galvoju, kad 150 turėtų būti gramų riba, bet šiandieną su kolektyvu vėl visus draugus aprašiau, sakau, padėkit, pasakykit kaip, sako 160 Laurinai, 160 turėtų būti riba, nes koteliai lengvi, 40-50 gramų, neturėtų tikrai peržengti 160 ribos pati ritelė. Ką, pašnekėjom apie būtent šitas pigesnės riteles. Dabar einam gal prie truputuką brangesnių ričių, vidutinė klasė, Vanfordas ir Luvijas. Ten kainų skirtumas 40 berods eurų ir 50 eurų, Luvijas šiek tiek brangesnė, bet Luvijas daug geresnė ir surinkimo kokybė, ir stabdis geriau dirba, realiai visais aspektais realiai lenkia. Tai tikrai ir konsultavausi su žmonėm, aš pats irgi testavau ir Vanfordą, ir Luvijas, ir man Luvijas daug geriau dirba ir daug labiau patinka ir net nežinau, ką labai daugiau pridurti. Tikrai gera rytė Luvijas. Ir tas pats, keli žmonės irgi tie patys, kaip ir Laurinas prieš tai minėjau, ir Ovidijus naudoja vien daivas dabar. Tai turbūt viską pasako, kad daiva šiuo metu mūsų manimu lenkia Shimano. Ką, ir einam prie top. Tai top Vanquish'as ir Airitė. Pirmas mano buvo Vanquish'as, antra Airitė. Vanquish'as apie 4,70 kainavo, Airitė apie 4,30. Labai geros abi dvi rytės. Labai geros. Ir galim pradėti nuo Vanquish'o, nes jis pas mane buvo pirmas. Tai esmė tokia, kad turėjo šiokį tokį liuftą, bet galvoju nenešiu garantinį, o paprasčiausiai nunešiu padaryti aptarnavimą. Ir nunešus daryti aptarnavimą pasakė, kad surinkimo kokybė tragiška, viską turėjo perdėti. Sako, ačiū Dievui, kad per ilgai nenaudojai, nes jau būtų atsiradę ir netinkamose vietose dilimų. Tai ją visą perinko ir pakeitė ten tikrus guolius, kurius norėjau išlengvinti, susidėti ir panašiai.
Tai, žodžiu, ką dar padariau, dar atsinaujinau knobą, nes buvo labai mažiukas. Tai šitas didesnis, kur kas patogesnis. Tai vat, ritelė labai gera, sukasi labai gerai, jokių liuftų, nieko neturi. Nu, aišku, brangiausia kaina rinkoje iš tų lengvųjų ričių, kaip sakoma, prieš Stelą. Nu ir ką, po kiek laiko nusipirkau, bet pas mane 1000 SSS PQ. Ir tada dar nusipirkau po kiek laiko ultralaito kotelį ir galvoju dar dėl visako, kaip antrą ritelę turėsiu airyti. Ta airyti labai patiko. Nu nežinau, man airyti tai ir sukasi geriau, ir visa kita, ir nežinau, čia knobas SLP irgi uždėtas jau. Tai, šitą ritelę tai įsimylėjau ir naudoju dabar ją ant ultralaito, bet noriu nusipirkti antrą būgnelį, kad turėčiau avižadrebiui kaip 2 kotus ir 2 riteles. Gal ir trečias kažkada su laiku atsiras kažkoks kotelis, per varžybas yra tai paprasčiau naudoti 0,2 ant vieno užsidės, 0,3 ir 0,5 avižas ir mažiau keitinėjimo, perišinėjimo, išsitrauk vieną meškerę, pakeitė į kitą meškerę, mėtai daug, visas procesas daug greitesnis. Tai va tokia tema, tai man asmeniškai patinka airyti labiau, bet čia vėl ne mano vieno nuomonė. Taipogi padariau apklausą visų draugų, sakau, padėkit, pasakykit kaip kas. Tai visi tą patį pasakė, airyti. Ir realiai iš tiesų dabar tikrai daug pažįstų žvejų ir sportininkų pažįstų, kas ir čempionatus važiuoja, avižadrebio ir panašiai. Šiaip realiai didžioji dalis gaudo su daivom. Tai turbūt daug ką pasako. Tai va, jeigu nebeįsiplečiant, baigiam temą apie rites. Tai valas, nuo kurio pradėjau šiemet, buvo Small Game'as online. Ir galiu pasakyti asmeniškai, man labai prastas valas. 0,15, jis yra storintas, jis yra 0,2 pagal viską. Prastas valas, nežinau, užė, nepatiko. Ir vat kaip atrodo, sako, tarkim, 0,15 valas, jis ir turi būti 0,15. Nu ir ką, ir ne. Ir esmė, kad šitas 0,15 valas yra kaip 0,2, o va, tarkim, kaip pavyzdys, ir jis yra gan brangus valas, čia yra varyvas Saltwateris, man atrodo, čia yra 0,2, bet 8 gijų. Ir jis tikrai pridėjus prie kito 0,2, tai net nėra ką lyginti. Čia 0,3 valas. Tai vat nereikia pasitikėti valais, kas ką rašo, nes varyvas tikrai storinti valai, 100% ir visi storinti valai. Aišku, jie turi savo kitą numeraciją, aš nežinau, standartas, gal kažkoks kitoks ar kas, bet esmė, kad valai būna storinti. Ir kaip pavyzdys, dar ką norėjau, iš karto apie valus pradėjom, kai nusiperkat AliExpress ir rašo 0,2, tai ten geriausia atveju 0,3 arba net 0,4. Ir po to dažniausias klausimas, pasižiūrėkit į Facebooko, ten mūsų chatą, forumą, ten grupiai, kodėl užmetu 5 metrus. Tai pirmas dalykas, kodėl užmetat 5 metrus. Todėl, kad valas yra per storas. Ir antras labai svarbus aspektas, neužsiviniojat backingo ant ritelės. Backingas tai yra apatinė dalis suvinioji pigesnio valo. Ir ant viršaus jau užkloji reikalingą valą. Ir turi būti beveik pilnas būgnelis. Realiai ir šita teisingai suviniota, gal matysit, beveik pilnas būgnelis. Tai kuo pilnesnis būgnelis, tuo bus geresnis metimas. Tik faktas irgi nepadarykit per pilno, nes labai dažnai būna, kad numetinėja tada valą. Tai grubiai pasižiūrėkit, kad keli milimetrai ten, 2 gal kokie, liktų nuo krašto ir tikrai, žinokit, bus super. Tai vat būtent ką dabar pašnekėjom apie valus, backingą ir panašiai. Tai dabar apie valus dar, jeigu įsiplečiant, varyvas labai gyrė būtent šitą purškalą visi. Aš jį turiu, bet nenaudojau. Nusipirkau tik, kad nusipirkt, kaip sakoma. Ir dabar žmonės sakė, kad būtent papurškus jis duoda tokio riebalo. Tai padeda tikrai, sakė, ta prasme, jau ne pirmą sezoną naudoja, tai tikrai irgi kolegos pasakė, kad geriau slysta valas ir mažiau dėvisi valas. Ir tikrai pastebimai. Tai būtent apie šitą purškalą tokie atsiliepimai. Tai ką apie valus
šiek tiek aptarėm, aš manau, einam tolyn, pradedam nuo valų. Tai kas labiausiai man šitą sezoną sukėlė įspūdį, tai The One. Šakės. Geriausias valas. Nu, man asmeniškai net nenorėsiu dabar ir keisti, ir naudosiu kol kas, bet The One'as pasaka. Bet faktas, kad aš jau jį nusiplonęs iki begalės, šiek tiek storesnių kaip 0.2 yra tikrai labai gerų alternatyvų. Bet realiai, ką šitą sezoną pradėjau, tai pradėjau gaudyti su 0.1. Superinis valas, 0.1. Ir kaip sako, kad neištrauksi kažko par panašiai 50 cm karšis, kuris svėrė 1,7 kg. Raudės traukiau po 34-30, atrodo, net 1,5 buvo centimetrus. Niekas nenutrūko, viskas buvo gerai. Aišku, taip keliant iš kajako ne vieną nutrūko, bet manau ir su storesniu valu tas pats būtų. Bet jei realiai tvarkingai ar su graibštu, ar su ranka paims iš vandens, tai faktas jis 0.1, dažniau prarasit avižas į kokius kliuvinius. Nu, ne taip, sakoma, gerai bus išsitraukti kaip su stambesniu kažkokiu valu, tai tikrai, žinokit, pagalvokit, ar verta pradėti nuo tokio, kaip sakoma, plono. Aš net siūlyčiau gal pradėti, čia 0.13, gal pradėti nuo 0.13 ir superinis valas pradžia, tai pradžia būtų The One'as 0.13 arba Torajus šitas Superlightas 0.2. Bet būtent apie The One'ą, tai jis nėra pilnai pintas valukas, jis yra hybridas ir sako, kad su jais mazgai nelabai draugauja ar panašiai, bet aš tik tokį kėlęs 2 video, kaip ir prie fluorokarbono, kaip ir prie avižėlės pririšu šitą valą. Viskas, žinokit, super, viskas gerai, labai geras valas, tai realiai esmė su tuo startuoti. Turėjau dar vieną laisvą 0.13, tai dabar pats susiviniojęs esu būtent ant vankišo 0.13, bet kitais metais eisiu į 0.08. Kokia esmė, kodėl taip noriu plonintis? Plonintis noriu todėl, nes labai padidėjo metimo nuotolis, o realiai kaip ir žinom, kad gaudom su labai mažais svoriais, tas metimas baisiai kenčia. Tai ką, reikia kažkaip iš to suktis, tai ploninėsi valą, jeigu teisingai bus stabdis sureguliuotas, tai ir pats, kaip sakoma, laiku ir pastabdysi ir surankytė ir visa kita, viskas ten gerai, ištrauksi visą žuvį. Ovidijus parodė 4,6 ar 4,7 karšį su 0,08 ištraukė, tai apie ką mes kalbam?